Netikėtai užimtos abi dvi rankos. Tai sveiki visi, esu Marius, kaip pristatė mane Simona. Paskutinius 15 metų dirbu su komunikacija, 11 šių agentūrose, 5 Lietuvos oro uostuose. Šiaip Lietuvos oro uostai fantastiška vieta dirbti, mes nefeilinam, eilių nebūna. Tai papasakosiu daugiau apie tą darbą gyvenimo agentūrose. Šiaip darbas agentūroje ir žiauriai nerealus yra. Tu turi realiai galimybę pamatyti pasaulį pačiais įvairiausiais kampais. Nes tu turi labai įvairių klientų, iš labai įvairių sektorių, ar ne? Ir norėdamas su jais dirbti, tu turi įsigilinti į tai, ką jie daro. Tai be tos labai fainos dalies yra ir ta kita tokia nelabai faina, nes greitis labai didelis. Ir ten tiesiog turi varyti. Tai yra vienas žodis, kuris, manau, visai neblogai apibūdina tą būseną, kurią jaučiau dirbdamas agentūroje. Aš žinau, kad panašiai jautėsi ir nemažai kolegų, kurie irgi dirbo agentūrose. 5 metai jau nedirbu, spėju, kad situacija gali būti pasikeitusi, bet tiem, kas nežino, kas tai yra, ar ne, tai iš principo būsena tokia, kada tu jauti, kad darbo gyvenime trupučiuką daugiau, negu kad jo turėtų būti. Arba daug maž bandai apžioti tiek, kiek sunkiai sekasi. Tai šis terminas galbūt yra labiau būdingas laikotarpį, kuris buvo šio amžiaus pradžioje ir žmonėms, kurie gimė prieš tai buvusiame amžiuje. Žodžiu, kalbu apie labai senus laikus, daugmaž tokius senus, kaip kažkur va čia netoli Gedimino prospekto, kunigaikštis Gediminas susapnavo staugantį geležinį vilką. Žodžiu, žiauriai seniai. Ar kas nors prisimena tos laikus? Džiaugiuosi, ne vienas. Ne vienas, nes kai paskui, kad prisimenu, man pirštų pasukinėja. Tai realiai istorija, kurią šiandien papasakosiu, įvyko prieš 11 metų ir 3 mėnesius. Dirbo agentūroje, turėjau 4 klientus, kad suprasti iš principo, ką reiškia įsigilinti į tą fainą gyvenimą, įsigilinti tai, kaip gyvena kiekvienas sektorius, turi nuolat stebėti naujienas, turi nuolat žiūrėti, ką rašo apie energetiką, ką rašo apie NT, ką rašo apie finansus, žodžiu, apie visus tavo klientus, kad jeigu nedaug dievė kažkas nutiktų, kad tu būtum pasiruošęs, reaguotum, padėtum, pakonsultuotum, įvairūs projektai, rinkodara, čia korporatyviniai reikalai, krizės, visi kiti reikalai, žodžiu, darbo belekiek ir kada tu darbo belekiek, atsiranda koks gera įmonė, geras klientas, kuris paskelbė konkursą. Ir žinoma, reikia dar jam pasiruošti, tada ruošiesi, varai, kali tos pasiūlymus, laimi, susėdi prie stalo ir pagrindinė frazė, pagaliau turėsim darbo. Tai žodžiu, tai varai agentūroje 11 metų 3 mėnesiai, vienas iš mano klientų, kas gali atspėti kas? Ne, Lietuvos energija. Dalio, kur jūs esate? Jo, aš tikrai nežinau čia tos istorijos, kurią Simona papasakos, tai aš turbūt labai pataikiau su šita savo istorija. Tai Lietuvos energija, kas nežino, dar prieš tampant Igničiui, dar prieš susijungiant visoms įmonėms, čia dabar Lietuvos energijos gamyba, ar ne, ir įgyvendina vieną žiauriai kietą projektą, žiauriai svarbų energetinį projektą, vienas turbūt svarbiausias nepriklausomos Lietuvos. Tai va čia mato toks mažas kaminiukas yra, aš rodiklę nupiešiau, čia yra kombinuoto ciklo blokas, kitaip sakant, didžiulė energiją generuojanti jėgainė, ar ne? Šiaip keista, tokia mažytė, kaip koks lietuviškas rūpintojėlis, lyginant su tais gigantiškais sovietiniais bokštais, ar ne? Ir pasikviečia mane, sako, šiek, baigiam statyti kombinuoto ciklo bloką, reikia padaryti atidarimo renginį. Ok, ta prasme, 100 milijonų tų renginių esame darę, padarysim ir tą. Na ir paraleliai darbo vyksta gyvenimas. Mano gyvenimas realiai mes šeimoje laukiamės sūnaus ir, aišku, visi, kas turi vaikų, žino, kad ten gyvenimas irgi toksai pakankamai greitas, ten reikia apie vežimėlius galvoti, apie lovytės, apie pampersiukus, apie visus kitus dalykus, apie ką niekada negalvodai, ar ne? Ir aišku, kad visi supranta darbe, kad reikės mane kažkam pakeisti, kada išeisiu tėvystės atostogų. Na ir atsiranda kolega Robertas, visi jį Robkę vadinom.
Tai jisai turėjo perimti mano visus projektus. Tai, nu, žodžiu, 3 mėnesiai iki renginio, eina Liepa, mes turime komandą, kuri darbuojasi, prie jo jau ruošiasi, eina rugpjūtis įpusėja, čia Ropkė yra, Ropkė irgi darbo turi belekiek, dirba su savo Akropoliais, dirba su visais šopais ir panašiai, žodžiu, nulaifina. Ir tu lygtais darai tą projektą, kažkiek tai jį įtrauki, bet kažkaip nesinori jo labai įtraukti, kažkaip nesmagu, jis ir šiaip daug darbo turi, ir šiaip nulaifina, ir dar čia dabar jį labai stipriai įtraukti, bet lygtais dar mėno, dar 2, dar aš lygtais daug padarysiu, tai kažkiek jį įtraukiu, bet jaučiu, kad ne visai taip, kaip galėčiau įtraukti, tai jis bendrą vaizdą supranta, bet visų detalių nežino. Spalio pradžia, spalio vidurys, spalio 19, gimsta sūnus, aš išeinu tėvystės atostogų, už 5 dienų Lietuvos energijos atidarimo renginys. Tai, žodžiu, Ropkė perima visą projektą ir kitus. Tai tiesa, svarbus labai momentas, kurį pamiršau paminėti. Paprastai įgyveninant didelius rangos projektus, aš nežinau, kas nėra dirbęs su atidarimo renginiais, didelius rangos projektus, rangovas prisideda kažkiek tai prie atidarimo renginio. Čia, kam naujiena, mes labai panašų reiškinį turime šiaip pas save gyvenimu. Ne? Žinot, kas yra boso diena? Jo? Vieną švenčia, visi susimeta. Ir susimeta netgi tie, kurie šiaip jaučiasi, kad įmonė jiems skolinga ir gal net vadovas skolingas, jiems vien dėl to, kad jis į darbą ateina, bet jis irgi susimeta. Ne? Tai čia lygiai taip pat su ta Iberdrola. Tai jie darė, įrenginėjo šitą jėgainę, ar ne, sakė, okei, susimesim, ispanų bendrovė, viskas tvarkoja, tai žodžiu. Aš išėjau tėvystės atostogų ir šiaip tėvystė žiauriai nerealus dalykas. Ta prasme, žiauriai fainai, labai viskas pasikeičia gyvenime, to džiaugsmo ir visų kitų dalykų, daug gėrio, bet tuo pačiu ir apsiverčia gyvenimas aukštinkojom. Ir tu tai bėgi, kad, tiesiog jėgų neturi. Ir man atrodo, kad šitą nuotrauką daugmaž iliustruoja tą būseną. Čia yra gimdymo namuose, čia tas didesnis kūnas mano, tas mažesnis sūnaus. Jeigu taip realiai uždengtumėt galvą tam didesniam kūnui, ignoruotumėt kai kurias kūno formas, galėtumėt pagalvoti, kad mažiau nei prieš dieną jisai gimdė. Tai, ne, aš negimdžiau, bet, žodžiu, tai prabėga mėno, nepajaučiau, kaip jisai prabėgo, realiai aš nesuprantu, kas sugalvoja tėvystės atostogas pavadinti atostogom. Ta prasme, Aleksandra Ploj, gal tu gali inicijuoti to žodžio pakeitimą, nes kažkoks košmaras yra. Aš tai tik tais mėnesį, bet mano žmona 2 metus. Ta prasme, kokios atostogos. Tai žodžiu, baigėsi tas mėnuo, mano kūnas kelias iš lovos, jau reikia eiti į darbą, 1 diena, kūnas nueina į dušą, kūnas nueina iki darbo, aš pats nežinau kur, bet kūnas nueina iki darbo, atsistoja prie ofise, už durų girdi, kaip autostradą varo, ten, žinai, visi lekia, žinai, duris atsidaro, kūnas įlipa, bėga iš paskos. Aišku, sustojam, ten keletą minučių, pasižiūrim, kaip praėjo projektai, viskas gerai, viskas fainai, Dalius laimingas. Renginys įvyko, žodžiu, buvo ir premjerai, ir ministrai, žiniasklaidos buvo daugiau negu reikia. Gerai buvo, ne? Super. Tai žodžiu, puikiai viskas renginys įvyko, tai bėgam toliau, bėgu. 1 mėnuo, 2 mėnuo, 0,5 metų, metai, 1,5 metų, gyvenimas jau stipriai pasikeitęs, mano vaikas jau moka vaikščioti, valgė jau ir virtą brokolį, ir jautienos, ir žodžiu, ir suprato, kad spintelės atsidaro, daiktai visi išsiema. Tai žodžiu, normaliai gyvenimą prabėgiau už 1,5 metų, aš atsisėdu vieną rytą, atidarau monitoringą, kas nežinot, čia toksai gauni žinių srautą, ar ne, pagal raktinius žodžius apie klientą. Skaitau ir taip rankos kojas nutirpsta. Skaitau Iberdrola. Blin. Pamiršom jam sąskaitą išrašyti. Ta prasme, aš pamiršau pasakyti Ropkai, tokia detalė, supranti? Pračius juokatės, ta prasme, ne 1000, ne 2, ne 3, ne 5, 15 000 litų.
wow, kosmosas, ta prasme. Visi bėgo, nu, žodžiu, ką daryti? Nu, blogai. Blogai. Ką daryti? Nu, žodžiu, tais laikais ChatGPT nebuvo. Nu, ta prasme, turi sugalvoti pats, ką daryti. Iš vienos pusės supranti, kad 1,5 metų praėjo, niekas nesuprato, kaip ir gali praeiti, bet iš kitos pusės supranti, kad, nu, brač, nu, ne okei. Reikia sutvarkyti, ne? Nu, tai gerai, bandau tvarkyti. Tai, žodžiu, susirandu tą žmogų, su kuriuo derinam samatą, skambinu, dirba. Okei. Tai kad suprastumėte to skambučio esmę, tai čia tas pats, kad po 1,5 metų skambintumėte savo buvusiam kolegai, išėjusiam iš darbo, sakytum, žiūrėk, buvom sutarę susimesti boso dienai. Nu, aišku, jis pasukinėtų pirštą, žinai, tai visok atsakymo gali būti, tai atsakymas iš tos pusės geras buvo, sako, gerai varai. Brač, tikrai, jisai teisus, gerai varau. Nu, bet ką daryti, nu, žodžiu, reikia išspręsti šitą klausimą. Sako, gerai, sako, žiūrėk, sako, einu su Hebra pasitarsim, grįšiu pasakysiu, žinai. Nu, išėjo, pasitarė, sako, nu, pasitarėmės, viskas toks, sako, rašyk sąskaitą. Išrašau šiandien tą sąskaitą, aišku, eurais, nelitais, iškeliauju į Ispaniją, gaunu mailą, sako, gavom, išsiuntėm mūsų finansų direktoriai į Ispaniją suderinti. Ta prasme, tai aš supratau, kad, nu, jau viskas suderinta, nu, ta prasme, aš jau išrašau, aš jums sąskaitą, jūs man pinigus, nu, viskas, man kas baisiausia apie Ispaniją tuo metu, ką aš turėjau, visos pačios blogiausios patirtys, pačios blogiausi nuostatai, man įsikūnė į tą Ispanijoje sėdinčią finansų direktorę. Nu, ta prasme, galvoju, šakės, nu, kodėl, nu, realiai nebetgausiu, viskas, nežinau. Viena bemiegė naktis, antra bemiegė naktis, trečia bemiegė naktis ir gaunu laišką. Viskas toks, sumokėsim po 2 savaičių. Tai, žodžiu, žiauriai gerai baigėsi tas feilas. Žiauriai gerai baigėsi ir iš tikrųjų, jūs man čia sakysit, koks čia feilas, nu, ta prasme, viskas gerai baigėsi. Tai, ne, velnės, feilas, tikrai didelis. Ir jeigu manęs paklausit, ką aš tuo metu supratau, ar kokią pamoką išsinešiau, aš jums pasakysiu, ne velnio nesupratau. Realiai, nu, tikrai nesupratau, nu, galvoju, reikia biški, žinai, galvoju, reikia biški geriau projektus valdyti, ne, nu, nesąmonė, kas čia per supratimas. Bet man šitą istoriją, iš tikrųjų, dabar labai gerai iliustruoja vieną turbūt tokį neseną supratimą. O Dieve, aš čia prispaudžiu. Vieną tokį supratimą aš jį vadinu aukštakulnių bėda. Noriu paklausti, ar yra šitoj auditorijoje žmonių, kurie kaifuoja nuo vaikščiojimo aukštakulniais. Nu, ta prasme, palaukit, bet aš noriu pasakyti, ta prasme, tu vaikštint aukštakulnių, išlipi iš lovos, eini į dušą, bėgi į darbą, po darbo svajoji eiti į sporto klubą ir rašai Nike'ui, kodėl nėra sportbačių ant aukštakulnių, ne, tada Adidasui, Pumai, niekas tau nereaguoja, tada rašai Aleksandrai Ketlerienei, kad tave ignoruoja, supranti? Ok, yra, gerai, bet, nu, manau, daugumai jūsų tai yra ne tie batai, kuriais jaučiamės patogiai ir kuriais norime kiekvieną dieną nešioti. Tai man tai primena apie mūsų vidinius aukštakulnius, kuriais mes dažnai vaikštum. Būnam nepatogiose situacijose, būnam darbovietėse, kurios mums nepatinka, būnam santykiai, kuris mums nepatinka, apskritai no-lifeinam. Ir dažniausiai dėl to kalti ne kiti, dėl to dažniausiai kalti mes patys. Dėl to dažniausiai, apie tai kalbėjo ir Aleksandras. Ir kodėl aš šiandien pasakojau tą istoriją, ar ne? Nes aš suradau savo demonus, dėl kurių aš padariau tada savo feilą. Aš juos išspyriau, numečiau aukštakulnius ir šiandien jaučiuosi gerai, nes jaučiuosi pasveikęs. Todėl ir jūs kviečiu. Jeigu kažkur jaučiate, kad vaikštot aukštakulniais ir ne visai patogu taip gyventi, tai tiesiog surasti, kas tas demonas, kuris jaučia jūs vaikščioti aukštais kulnais, nuspirti juos ir gyventi trupučiuką laisviau.
Ačiū, Mariau. Laikrodis pagalvojo, kad pas mane workoutas. Šitiek streso, ne? Sukelia. Klausyk, kiek tu dar laiko dirbai po šito įvykio agentūrui tai? Tai paskaičiuokim. Tai dar dirbai. Kokius 4 metus. 4 metus po šito sulėtinai tampa? Nelabai. Variai toliau, ne? O kaip šiandien atrodo tavo tempas? Kokiu greičiu lėki? Manau, kad trupučiukas sveikesnis. Aš manau, kad mes patys nusprendžiam, koks mūsų tempas yra. Ta prasme, taip natūraliai būna situacijų, kad tu turi varyti. Tai turi varyti, ar ne? Ir dažnai sukrenta daug darbų, dažnai atsitinka kažkokios tai situacijos, ar krizinės, ar kažkas tai. Bet aš tai kažkaip tai mėgstu sakyti, kad yra normalus greitis 90, ar ne? Ir kaip ir gyvenime, mes dažnai važiuojam 90, ar ne? Bet yra kartais tu turi paspausti, kartais viršiji greitį, ar ne, bet tu nuolatos viršytų greičių negali varyti. Tai tas greitis vis tiek daug maž turi stengtis palaikyti plius minus sveiką. Man gaila, kad nuo pat pradžių nežinom, kad reikia stabilų greitį palaikyti. Va vis tiek turi matyti iki to momento, kur jau viskas legia pernelyg greitai. Nes iš tiesų tu ne pirmas, kuris daliniesi šitais potyriais ir šituo atradimu, kad sulėtinti tempą visą laiką verta. Krenta pas mus, klausimai. Labai noriu, kad iš oro uosto gyvenimo pasidalintum failų kokį nors. Ar turi kokį, kurį greitai galėtum mums papasakoti? Nepasakysiu dabar. Gerai, tęsiam dėl to renginio. Aš tai, žinai, turiu tokį klausimą, paskui pratęsim su tuo, kas čia yra užduota pas mus slaido. Ar nebuvo taip, kad tu pats sugalvoji, kad tą sąskaitą būtina išrašyti, jeigu jos 1,5 metų niekas nepasigedo, nei finansistai jūsų, supranti, nei vadovybė, niekas, tau ten nutirpo kojos, tai gal reikėjo... Tai tikrai taip, žinok. Susikūrė, ne? Aš pasiskūriau tau tą problemą, bet tiesiog jauti, kad ne okei tai palikti. Ir nežinau, kai man pasakė, kad išsiuntė sąskaitą tą Ispanijos finansų direktorį, aš galvoju, o čia tai durnius aš. Ta prasme, kam man reikėjo tą sąskaitą rašyti? Nes galvoju, jau kapėts, nes kada tu sąskaitą išrašai, viskas kelio gal nebėra. Bet, žodžiu, aš gyvenau. Ok, tai metus baigėt su pliusu, bent jau tuos, kaip supratau. Mariau, o bonusą ar gavai už tą žiaurį gerą renginį, kuris organizavo Suropkė? O Dieve, nebeprisimenu, tai labai seniai buvo. Gali būti, kad gavau. O ką būtum daręs, jeigu nebūtų pervedę 15 000? Tada būtų reikėję visiems pasakyti. Ir tada būtų visi sužinoję. Bet iš tikrųjų man labai ilgai buvo gėda. Tu labai spaudai tą, žinok, palauk. Atsiprašau. Iš nervų. Ką dabar tavo laikrodis sako? Gal vis dar muša ten? Feilinu vėl. Tuoj atjungs atgal, nepergyvenk. Žiūriu Dovilį ir galvoju, ar čia aš, dabar net nesupratau. Sorry, varkautinu toliau. Nesijaudink, Mariau, nesijaudink. Čia yra pas mus pati fainiausia publika, prieš kurią galima pasakoti dalykus, tiesiog labiausiai priimant iš visų. Kažkas čia klausyk. Dabar, kaip nori, taip atsakyk iš tą klausimą. Ar bus taip, kad sūnus ateityje pasakys, tėčio vaikystėje nemačiau? Jo, tai čia vienas iš tų failų, turbūt asmeninių, kuriuos žiūrėdamas atgal galbūt pagalvoju, galbūt aš nemanau, kad sūnus pasakys, kad tėvo nemačiau, nes aš manau, kad aš sūnui tikrai daug laiko skiriu, bet aš galbūt labiau galvoju apie tos 2 metus, kur žmona praleido, o aš tik mėnesį. Tai labiau ta dalis, vaikas tikrai matė ir aš tikrai jam daug laiko skiriu, bet dėl tų 2 metų, tai galvoju, čia turbūt tas didesnis feilas. Tai žodžiu, jeigu reikėtų ką nors patarti besilaukiantiems, tai... Pasidalinkit greičiau, daugiau negu mėnuo ir 2 metai. Aš tikiu, kad ne tik pačiam, bet ir vaikui paskui bus nuo šito geriau, ryšys geresnis, ar ne? Mariau, čia jau ryšys su Aleksandros baime išpublikuoti ne tą, ką reikia. Kokio įvykio labiausiai bijo oro uostų komunikacijos vadovas? Kokio įvykio? Jo. Dieve, daug tokių yra. Tai gali top 5 pavardinti. Jokauju, tai, žinai, mes realiai turim susidėlioję savo krizių valdymo planą, ar ne? Ir ten yra įvairių scenarijų, kurie gali nutikti. Tai čia tu ir ChatGPT, ar kas čia susidėlioja? Ne, su komanda, tai realiai tai tikrai gali daug įvykių įvykti, ar ne? Turbūt kiekviena krizinė situacija,
jinai tau kelia stresą ir tu nori, kad jų nebūtų. Ir turbūt fainiausia, kada pavyksta padaryti viską, kad jų neįvyktų. Tai oro uostas labai kompleksiškas ir ten tikrai daug ko gali įvykti. Tai... Patinka tau šitokio dydžio iššūkiai? Be galo. Tai visgi esi greičio žmogus. Kažkiek lėki tą autostradą. Gerai, o ar kolegai nebuvo perduoti finansiniai Exceliai? Nes čia toks, žinai, kaip tarsi lapukas, kurį reikėjo pastumti. Buvo tiesiog atskiras Excelis. Jis buvo visiškai atskiras, ne tas, kuris buvo pagrindinis ar ne. Ir turėjom tiesiog atskirą, kur kažkada tai projekto pradžioje mes susitarėm, pasidėjom į stalčių ir toliau viskas važiavo. Ir tuo metu tiesiog jisai buvo neinformuotas ir... Nu, ir taip įvyko. Kad būtum prastesnis žmogus, galėtų man ropkės suversti. Praganė 15 000. Tikrai sakiau, kad reikėjo sąskaitą išrašyti. Tai būtų galima, bet aš tai manau, kad šiaip jeigu ropkės mačiau čia nėra, tik žiūrės video, jeigu jis tai žiūrės video, tai jisai apie šitą feilą sužinos iš video. Realiai, jisai dar net nežino, kad tas feilas buvo. Gerai, tai mes pabandysim išsiaiškinti, kas tas ropkė, paklausim Aleksandros metodų, kaip surasti ropkę. Gerai, dar porą klausimų, visai fainų. Mariau, ar yra istorija iš NATO mūsų periodo, kai pas mus NATO viršūnių susitikimas vyko Vilniuje, ar yra dalykų, kurie galėtų ateiti pas mus į renginį? Iš NATO... Galvoju, ten labai daug visko buvo, kaip ten perpriešinėjom linijas 2 valandą nakties, nes matėm, kad dar vienas orlaivis didžiulis netilps, bet žodžiu, daug visko buvo, bet kad tokių feilų tai turbūt ne. Bet šiaip daug gero adrenalino, nes buvo dalykų, kurie galbūt buvo ne visai suplanuoti ir kada ne visai suplanuota keli šimtai tonų pas tave nusileidžia, tai būna iššūkių. Tai. Bet kad aš manau, kad tikrai labai sėkmingai praėjęs renginys, tai gal nebent iš tokių gal smogesnių adrenaliną kėlusių galbūt atveju, bet kad feilų tai ne. Aš dabar galvoju, tu dabar esi tas vadovas, kuris galbūt nežino apie tai, ko projektų vadovai galėtų papasakoti. Lina, ko aš nežinau. Čia sėdi iš komandos, kolegos. Supratau, čia susirinkę Timas. Gerai, tai mes pasikalbėsim po renginio, kas tai galėtų būti. Paskutinis klausimas. Ne, šito neskaitysim. Gerai. Labai fainas. Pabaigai paliekam tokį. Ko valstybinių institucijų komunikacija gali pasimokyti iš agentūrinės komunikacijos ir kokius naujus vėjus iš agentūros tu ten atsinešiai? Aš tai manau, kad yra viena didelė neteisinga klišė, kada yra kalbama apie valstybinės institucijas ir apie valstybinės įmonės. Ta prasme, seniai yra praėję tie laikai, kada valstybiniai dirba tik valstybiniai ir nėra nevalstybinių. Realiai pasižiūrėjus, sakykime, aplinkoj, tai belė kiek yra žmonių, kurie kažkada tai kažkur tai kažkiek tai kažkaip tai dirbė yra tam privačiam sektoriui ir aš manau, kad čia daugiau yra likusi sena klišė, negu kad realybė, kur realiai mes turbūt mokomės vieni iš kitų, ar ne, ir dabar pasakyti, kad čia būtent valstybiniai. Aš ta prasme žinau tikrai ne vieną instituciją, kur tu gali tikrai pavadinti valstybinę, kuri, belės, ta prasme, sukosi 100 kartų geriau negu kai kurios privačios įmonės. Tikrai. Ir čia turbūt yra žmonės ir kiek jie myli savo darbą, ir kiek yra užsidegę, ir kiek jie tiki to, ką jie daro. Tai čia turbūt galim vieni iš kitų pasimokyti, tik tai daryti tai, kas patinka ir tai, kas veža. Gerai, čia labai gražiai pabaigiai panašiai kaip savo pranešimą, ar ne, kad susikurti truputėlį patogumo savo gyvenime daugiau ir daryti tai, kas iš tikrųjų esi pats ir tai, kas tave patį veža. Taip? Tikrai taip. Gerai, ačiū Mariau, tau labai už istoriją.